Efektyvus duomenų ir skaitmeninio turinio valdymas yra labai svarbus mums kaip universiteto studentams. Pradėkite nuo savo failų organizavimo su aiškia struktūra, sukurkite aplankus kiekvienam kursui ar projektui ir naudokite subaplankus užduotims, tyrimams ir užrašams. Taip visi failai bus sugrupuoti, o jums bus lengviau rasti tai, ko reikia. Nepamirškite naudoti aprašomųjų ir nuoseklių failų pavadinimų, tai sutaupo laiko, kai skubate. Apsvarstykite debesų saugojimo galimybės, tokias kaip Google Drive arba OneDrive. Jos leidžia pasiekti jūsų failus iš bet kurios vietos, kas yra tikras atradimas mokantis keliaujant. Kalbant apie duomenų apdorojimą, skaičiuoklės yra puikus įrankis projektams sekti ar rezultatams apskaičiuoti. Sudėtingesniems duomenų rinkmenoms duomenų bazės gali padėti lengvai rūšiuoti ir analizuoti informaciją. Ir nepamirškite apie duomenų vizualizacijos įrankius. Diagramas ir grafikus galima naudoti siekiant atskleisti duomenų tendencijas ir modelius, kurių kitaip galbūt nepastebėtumėte. Taikydami šias strategijas, pagreitinsite savo akademinį darbą ir sustiprinsite savo tyrimo pobūdį.